Šiandien pietų metų atvažiavau Benediktų turgų, kadangi įsinorėjau kažko azijietiško. O kad manęs turguje neapgautų, pasiėmiau tikrą azijietį. Do you understand English? English, motherfucker! Do you speak it? Proto, gerai, Lorina. Gerai. Esame pirmojoje mūsų stotelėje, kadangi mano svečias yra iš Vietnamo, tai atvarėm, atspėkite į kokią virtuvę? Taip, į vietnamietišką. Ką čia užsakei mums? Jautiena, ryžiai, brokolis. Sveikuoliškais. Kaip dienos pietums, tai labai. Tai kaip man, kai paragauji šito maisto ir pasijauti kaip gimtiniai. Aš jau gimtiniai. Kaip manai, Vietname skaniau būtų, ar va čia pats skaniausias tiesiog? Ten kur tu visur skanu. Jautiena tikrai traški, duočiau 8,5. Tiek tu duosi, tiek ir aš duosiu. Round number 2. Dabar ant stalo turime nuostabų patiekaliuką iš Eat More Chinas. Merk. Tai tu pirma. Aš įmerkiu ją. That's what she said. Ne per saldus padažiukas, kaip įprastai būna vien cukrus. Nors ir guava nėra mano favoritinis patiekalas, bet čia gera tešla, padažiukas, man patiko. Pagal scenarijų turiu su tavim sutikti, bet pasakysiu, kaip Lietuvai. Raundas 3. Esame Semtai, tailandietiškoje virtuvėje, kur ragausime rameną. Ramenas yra mano vienas iš mėgstamiausių dalykų. Kaip suktinukas. Oi, pasakiškai, žinau. Žinai, tą čiūvą, kuris paragauna ir dar taip. Nice. Nice. Nu, antytė super. Neblogai. Iš visų 3 to patiekalas tikrai. Mes čia su šaukštais valgysim, ar kaip? O kaip jūs valgot? Kaip azijiečiai. Ai, o kaip skysti išvalgysi pagaliukais? Parodyt? Nu, davai. Kultūrinė apropriacija. Negaliu vertinti niekaip kitaip šito rameno, kaip 9. Be pusės 9. Aš pasakyčiau, kad čia yra tikrai neblogas fusionas. Kaip lietuviškai fusionas? Fusionas? Fusion. Mano vardas Van ir aš be darbo. Aš esu emigrantė ir neturiu pinigų. Mano mėgstamiausi yra pas vietnamiečius. Labai skanu. O mano mėgstamiausias Semtai, bet žinokit, kad čia yra dar daugiau puikių vietų, kur pavalgyti ir ne tik azijietišką virtuvę. Ukmergės gatvė 259A, Benedikto turgus. Ne vien čia tik Azijos perliukai yra.